Taip, pažiūrėkim, ką gero mūsų rapsas rodo. Gerai, per akinius nežiūrėt, nes nelabai kas suprantas. Viršus tai tikrai sausas. Apačia kotai, nu, žalias, dar žalių nemažai. Tai dar šiandien mes jį paliksim tikrai džiūt. Ankštaras. Net nepasakyčiau, kad jau labai taip lengvai atsidarinėjai. Tai viskas gal kaip ir gerai. Čia va pakrašty kažkodėl išbirėja. Bet daugiau tai nematyt, kad birėtų dar. Ai va, pats viršus va čia prasidaro. Čia ligots kažkoks. Tai gal nieko tokio. Bet jau negalima ten gumos irgi. Tai šiandien musėt pabaigsim blūdį ten aplink sodybą su kviečiais. Ir jau reis griebt rapsiuką. Nu ką, lyderis kiek nuvežiai? Kiek? Nu ką, žinau, 20 tai tikrai. 2-4. Aš galiu pasiteisinti, kodėl į darbą atvažiavau pavėlavęs, nes video dariau. Atleisite? Po 6 kiaukų atskėliau musę pražadinę. Nu ką, pradedam dieną. Su musėm. Turim antrą kamerą. Nėra jos kur padėti. Taip, tai šiandien planas pabaigti šitą priekį lauką. Ten šiaip 3 hektarai, tai dar manau tėtis vakar hektarą nukūlė. Tai liko kokie 2 hektarai. Tai jeigu viskas laimingai iš jos numušiu šiandien. Ir manau, kad daugiau niekur nevažiuosiu, nes jeigu atvirai biški baisu. Tai kad išvengt kažkokių nesąmonių, tai niekur nevažiuosiu ir manau, kad eisiu valyti sėklą. Brolis jau bus suvažinėjęs su šituo reisu, tai gali jį tada paleisiu skust. Jau čia bus bendrai nukulta kokį 11-12 hektarų, tai va galės varyti. O aš galėsiu ramiai išvalyti sėklą. Ir tada, jeigu rytoj kimbam rimtai į kokį geresnį lauką, vėl galėsim pasilikti sėklas parsivežt. Ir taip visi gal dirbsim savo darbus. Nežinau, per kamerą matos, bet turim ir tokių vietų. Tai čia nėra ir pas mūsų visur tobulų. Aišku, čia šalia važiavimas jau geras bus. Neturiu kada filmuoti šią kombainę. Kamerą pasistačiau, bet labai neįdomus video bus, jeigu iš vieno kampo visą videką padarysiu. O, kalnelis va jau daros. Tai bunkerį realiai būsim dar pritrūkę, kad tą traukinį užpildyčiau. Ponas lietutis. Ką daryt, reikėtų uždangstyti. Sudinai pripildžiau priekabą, ten toną tilpstų jaučiu. tą geriau pripilsiu. Va. Lemma rimtai pradėt lypti.
čia baigta, čia tas taip, tas tegu dirb. Va, kai vėl lauks, kai prisigaudau jau nukultų šiaudų, paskui va į bunkerį labai daug priein šitų. Jeigu kederis paėm, nukultus jau šiaudus, paskui privara labai daug jų į bunkerį. Reikia aprengt, nes tuoj nuskaičiuos. Все, uždarėm. Galim važiuoti kitą lauką. O jūs vaikai taip nedarykit, kaip Mariukas daro. Kelią su kederiu nevažiuosit. Čia taip prikūliau. Kas čia per nesąmonė? Nu įdomiai, kas čia tas šlapės dalyks? Nuo kur čia atkiba? Nes šiaip dulgrūdai, šiaip sausi. Įdomiai. Brolis atsiuntė fotkę, kad padangas sproga, bevežant grūdus. Rašo, kad viską, kas prijungta prie bėlkė, tuo tarpu į bėlkės lūžta. Nu, yra tiesos. Nes Masėjus yra tuščias. Nuvarau, biškį papjaunu, pasižiūrim drėgmę, jeigu drėgmė normali, tada varysim, jeigu ne, susirinksim žaislus ir važiuosim namo. Fuel. O, tai gali tai būti.
Tuoj pažiūrėsim, ką jinai rodo. Žieminiai kviečiai, pilkite pavyzdį. Su antra kamera nufilmuosiu. O, matavimas 12,3. Nesąmonė, bet man patinka. Nu, graži visai elektra. Tik pažiūrėsime, kurią klasę keliaus. Gerai. Kodėl jinai tokia sausa? Iš toli tai atrodė, kad čiut ne žaliausia. Gal žolių rasim daug? Atvažiavo. Nu. Kas yra? O ta profesija. Kodėl tu plėtai važiuoji? Daug grūdų. Norėtumėm, kad važiuotum truputį greičiau. Truputį greičiau. Davai. Gerai? Ne, žinau, gali gerai. Gali gerai. Daug grūdų, bijau užkišti, taip čia viskas daužos, kas tai gali. Vieną bunkerį. Tai važiuosi pilną bunkerį ten? Nežinau. Tai nevažiuok. Kodėl? Nu tai aš grįšiu, gal rytas su patatu, paskui susapys. Nieks čia nebėg. O dabar. Nu viskas. Gavom įsakymą iš valdžios. Dalgis daužos. Važiuokit namo, sako. Nebeblūdikit. Paklausysim patarimo ir važiuosim.
Nu viskas. Gavom įsakymą iš valdžios. Dalgis daužos. Važiuokit namo, sako. Nebeblūdikit. Paklausysim patarimo ir važiuosim. Hebra metalą ieška. Surankęs visus pirštų geležiukus, kur aš išmėčiau. Toks. Tai žodžiu, nieką šiandien nenufilmavau. Praktiškai visą dieną prabuvau kombaine. Jaučiu gausias koksai 10 minučių video. Ir viskas. Jaučiu nelabai įdomiai susižiūrės, bet bus update'as, ką mes veikiam. Tai va viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ir labanakt. Ate.